Jonu Valaičiu ir Rasa Pakaltienė yra apie klausimą, kuris vyresnai kartai, bent jau taip manoma, kad vyresniai kartai yra toks skambantis kaip iššūkis. Taip? Jonas Valaitis yra žurnalistas ir LGBT bendruomenės aktyvistas, kuris apie tai kalba savo socialiniuose tinkluose ir pasakoja įvairius dalykus, kurie yra svarbus tai bendruomeniai ir tai visuomenės daliai, kurie tiesiog nori daugiau sužinoti to klausimu, suprasti dalykus. Tai aš nežinau, man buvo pasakyta, ir mano Rasa pasakė man šiek tiek, kad apie tai buvo mažai kalbama sovietiniais laikais ir dėl to mums vertėtų tą temą pašnekėti. Jūs žiūrite Žilalaidą, prenumeruokite, dalinkite, spauskite patinka, juolab, kad šiandien turime pašnekovą ir tikimės, kad bus įdomus ir naudingas pokalbis. Taigi, labai dažnai sakoma, kad vyresnė karta neturi jokio supratimo apie tą fenomeną. Na, tiesą pasakius, kadangi kažkaip gyvenau namuose, kur visi buvo sveiko proto, tai žinojau apie tokį fenomeną. Ir netgi ten buvo keletas žmonių, kur tiesiog buvo sakoma, kad jie yra tos bendruomenės nariai. Ir kažkaip tėveliai nei vienaip, nei kitaip nevertino, konstatavo faktą ir viskas. Bet tikriausia patirtis gali būti labai įvairios. Tai pirmas klausimas yra toks. Žinoma, būtų malonu, jeigu tu pasakytum, jeigu aš neteisingai tave pristačiau, kaip tu norėtum būti suprantamas visuomenės, bet klausimas būtų toks. Kaip dažniau su vyresnės kartos požiūriu į tavo bendruomenę tu susiduri? Kasdieniam gyvenime, įvairiose patirtise, komentaruose, gal mažiau ten socialiniai erdvėjai, ten, kur tiesiog žmonės atbėga savo nevilties visais klausimais išlieti, bet kalbant su tais vadinamais normaliais žmonėmis. Tai aš sakyčiau, kad tos yra informacijos vakuumas. Ko gero reikėtų pradėti nuo to, kad iš tiesų ilgą laiką apie tai buvo labai vengiama iš tiesų kalbėti. Tai yra tiesa, buvo labai stipriai vengiama kalbėti. Tada ateina laikas, kai Lietuva tampa nepriklausoma, prasideda šiokios tokios diskusijos politiniam lauke. Tačiau, kiek man yra žinoma iš to, kokios yra Seimo stenogramos, apie tai buvo kalbama labai nejaukiai ir iš esmės tas buvo dar baudžiamasis netgi kodeksas, jį reikėjo irgi pakeisti, tai tame baudžiamajame netgi kodekse buvo, šitie santykiai tarp vyrų, pavyzdžiui, jie buvo kriminalizuoti paprasčiausiai. O tarp moterų iš vis nutilima, kad tokia galimi išvysti. Nebuvo sovietmetį? Turiu galvoje po nepriklausomybės atkūrimo, kurį laiką dar galiojo baudžiamasis kodeksas, nes Lietuvos teisė turėjo vis dėlto turėti laiko susitvarkyti ir įvesti savo. Tai iš tiesų netgi buvo kilusios tokios diskusijos, ar tikrai reikia dekriminalizuoti. Ir iš tiesų šitas klausimas buvo dekriminalizuotas tik dėl to, nes buvo suprasta, kad kitaip dėja, bet mes neįstosim į Europos Sąjungą, bet tikrai ne dėl to, kad būtų susitarta nuo šiol gerbti visus asmenis. Tai iš tiesų ilgą laiką aš galvoju, kad buvo apie tai arba nekalbama, arba kalbama baudžiamojo kodekso prasme. Šitas klausimas buvo labai toksiškas. Ir prireikė labai nemažai laiko, kad žmonės apskritai kažkiek normalizuotų šitą temą ir tai mes vis dar turime viešoje erdvėje seksualizavimo. Seksualizavimas yra totalus vėžys, aš pasakysiu, nes matot... Atleisk, aš manau, kad mūsų auditorijai gali būti pats terminas. Ką tu turi galvoje, kai sakai seksualizuotas? Tai yra žmogaus teisių ar neteisinė tema bendrai, LGBT asmenų teisės. Žurnalistai, dalis jų, kai rašo LGBT teisės, rašo apie seksą paprasčiausiai. Rašo, bet ne profesionaliai, ne moksliškai, ne. Rašo vulgariai, yra toks save žurnalistų pristatantis netgi Tomkus. Jisai apskritai taikosi į labai tokią tradicionalistinę, tokių labai konservatyvių pažiūrų auditoriją. Tai tas iš viso vartoja visokius kokius terminus, kurie tikrai išeina ir iš normos ir elementariai padorumo ribų. Tai šita tema vis dar lieka labai tamta. Jonai,
O kaip reikėtų paaiškinti, ypač vyresnės kartos žmonėms, kurie iš tikrųjų gyveno informacinėme vakuume ir sovietmečiu, ir dar po sovietmečiu? Ir aš tiesiog norėčiau paklausti labai dažnai irgi įvairių kartų, bet ypač vyresnės kartos, kiek aš bent girdžiu, frazę, kuri sako, nu aš tai nieko prieš neturiu prieš šitą bendruomenę, bet kam viešintis. Bet šitas sakinys yra toks sutik labai dažnas, kaip tu jį girdi ir... Aš tai girdžiu tą sakinį kaip tokį pagimdytą iš ilgo nežinojimo ir susitarimo tokio bendro nutylėti. Bėda galbūt su šituo argumentu, kad kam viešinasi, yra ta, kad šitas klausimas nenuskamba, jeigu mes kalbam apie heteroseksualius santykius. Nes man tada norisi, parodant tą absurdą to sakinio, ar ne, paklausti taip manančių, galbūt nuoširdžiai manančių žmonių, o tai žiūrėkit, o kodėl tada vyrai ir moteris, kai susituokia, skelbia galbūt savo vestuvių nuotraukas, kodėl šneka darbovietėse apie šeimą, ką jie veikia ten savaitgalį, kad vyko ten galbūt atostogų kažkokių su šeima. Suprantat, tai yra normali tema, asmeninis žmonių gyvenimas, ką mes veikiam, nes mes esam visokie. Deja, bet šitas sakinys tarsi užkerta šitai LGBT asmenų grupiai kalbėti apie save kaip apie normalius irgi žmonės. Nes jeigu tu iš tiesų tam tikras temas esi priverstas labai nutylėti, tai tave padaro tokiu atstumtuoju galbūt netgi. Tu tarsi to gyvenimo nebeturi. O tai kaip tada paaiškinti? Jiems su vyresnėm žmonėms suprantama kalba, kad dėl to, kad jie iš tikrųjų gal ir dabar nelabai tos informacijos turi. Suprantu. Kad iš esmės reikėtų galbūt suprasti, kad LGBT asmenys iš esmės yra tokie patys žmonės, kaip ir jie patys. Jie irgi turi asmeninių santykių, šeimų, jie turi darbus, jie yra galų gale jūsų vaikų, galbūt mokytojai, jie yra jūsų pardavėjai parduotuvėse, kasininkai arba kasininkės, jie yra jūsų gydytojai arba gydytojos. Tai yra tokie patys žmonės ir tikrai labai reikėtų netgi atsikratyti to naratyvo, kad iš tiesų LGBT bendruomenė kažkokia yra monolitiška. Ta prasme, balsuoja tik už vieną partiją, eina tik tais į vienus tik renginius, ar ne. Tai yra žmonės turintys labai skirtingų interesų ir pažiūrų. Ir vienintelis dalykas, kuris juos vienyje, yra skirtinga jau ta nuo visuomenės, ar ne, tos didžiosios dalies tapatybė, lytinės tapatybės arba seksualinės orientacijos pagrindų. Visa kita yra lygiai taip pat. Tai šitą reikėtų suprasti, tiesiog pabandyti bent jau. Aš tai noriu čia dar truputį įsiterpti. Dabar pagalvojau, kad tokį dalyką pastebėjau, kad jeigu koks nors asmuo iš homoseksualus žmogus tampa ar ministrų, ar kažkokių ten politikų išeina į tą viešą erdvę, tai būtinai pasako, štai jis yra homoseksualus. O tai kodėl tada heteroseksualus? Jis sako, aš esu heteroseksualus. Čia toks irgi toksai, kad vieni pabrėžiami, o kiti nesakomi. Tai čia irgi, man atrodo, kad normalu, kad yra visokių, kad nereikia būtinai ten vienus išpūsti, o kitus nutylėti, ar kitaip, manai. Čia yra dilema, nes aš tai galvoju, kad kadangi vis dėlto labai ilgą laiką apie homoseksualius asmenis buvo tylima, žmonės vis dėlto turėjo tą polinkį ir iki šiol turi susikategorizuoti, uždėti etiketę. Vyras, tai vadinasi, gyvena su moterim ir turi 2 vaikus, čia geriausiu atveju 2 vaikus, bent jau vienas tai privalomas yra būtinai. Deja, bet žmonės, sakau, yra įvairūs, ne deja, bet tiesiog įvairūs ir kartais yra visai nieko tokio pasakyti. Žiūrėkit, aš priklausau LGBT bendruomeniai, aš esu homoseksualus. Ta prasme, kad vis dar reikia tą tylą įveikti. Taip, tą tylą. Bet be abejo, jeigu mes kalbam apie kontekstus, kad, pavyzdžiui, šis Seimo narys arba šis ministras
priėmė įstatymą tokį, liberalų kažkokį ar ne, dėl to, nes jis yra homoseksualus, tai be abejo, tada tokiu atveju tas naratyvas jau tada yra labai žalingas ir klaidingas, nes tarsi nesusiejamus dalykų sprendimas ir orientacija, lyg čia kažkaip susiję, bet tai tos pačios orientacijos kitas žmogus gali priimti kitokį sprendimą. Atsiminkim, buvo netgi toks vienas Seimo narys, nežinau, čia verta minėti apskritai personažą, bet buvo toks. Roką turi galvoje. Tai jisai buvo iš tiesų šito klausimo labai konservatyvus. Turėjome, aišku, Seime paskui ir visiškai priešingą variantą. Rokas visą laiką rėmėsi tuo principu, kad taip, aš toks, bet apie tai nekalbėtume. Šiaip iš tikrųjų tai yra toks tada, ir tiesą pasakius, aš buvau labai trumpai, bet buvau kartu su juo Seime, po to jisai tiesiog mirė, taip. Tai gana greitai prasidėjus kadencijai. Tai aš vis dėlto po to labai rimtai žiūrėjau į jo darbus ir taip ir nesupratau, kurioje srityje jis galėjo atnešti naudos. Galbūt kaip tik tame pabandyme paaiškinti įvairovę, žmogiškai ir nuosekliai jis būtų turėjęs daug. Kur aš iš tikrųjų turėčiau vieną vienintelį priekaištą ir turbūt iš dalies kaip tos kartos, apie kurią čia mes dabar bandom kalbėti, tas priekaištas yra toks, toj suprasite, jis nėra kažkoks labai. Aš esu tą sakiusi Laisvės partijos lyderiams, tuometiniams, kai jie buvo Seime ir taip toliau, kad kalbant apie LGBT bendruomenės žmonės, tarsi sudaromas įspūdis, kad tai yra labiausiai nuskriausta visuomenės dalis, tuo tylėjimu. Aš galiu pasakyti, kas ir po šiai dienai yra nuskriaustas gerokai labiau, nes apie LGBT tai dar vis dėlto daug šnekama. Jeigu netgi blogai šnekama, tai vis vien yra girdima. Yra bendruomenė, kuri vadinasi psichinę negalią turinti žmonės, jų tiesiog nėra ir taip toliau. Jie yra vis dar. Netgi, pavyzdžiui, žmonės, kurie tiesiog, kai tu išeini vakaruose į gatvę, tikriausiai abu galite puikiai palyginti, tu pamatai daugybę žmonių ratukuose, ten bandančius. Tai pas mus jau atsiranda, bet aš manau labai lėtai. Tai aš sakyčiau, man toks noras būtų čia gal mano tokia pozicija, kad iš tikrųjų šitas klausimas nebūtų jungiamas su negaliomis ar dar kažkas, tačiau kaip įvairovės dalis, kad priimti visuomenę, kur yra visokia, yra visokiausi žmonės, ir vyrai, moteris, ir yra tos heteroseksualios šeimos, kur, pavyzdžiui, nenori turėti vaikųčių dėl įvairių priežasčių, ir jie visi tiesiog yra visuomenės nariai, su kuriais lygiai vienodai oriai reikėtų elgtis. O klausimas, kuris tikriausiai taip iš karto kiltų, jau ne tiek šitame kontekste, bet grįžtant prie to ankstesnio pokalbio temos, tai yra vis dėlto, o kokia būna vyresnės kartos, senelių, pavyzdžiui, reakcija, kai jie tai sužino. Jeigu jiems vis dėlto tai pasakai, kokia dažnesnė reakcija? Ar iš asmeninės patirties, ar tiesiog iš draugų patirties, iš aplinkos savo, ką jie sako? Galbūt, aišku, viešoji erdvėje labai yra daug kalbama apie tas neigiamas ar ne reakcijas, jų tikrai yra, bet man... Ypač anoniminiai komentatoriai jau reiškiasi... Jie visais klausimais turi nuomonę ir nieko nesupranta, bet viską žino. Man kažkaip norėtųsi į šitą temą iš tiesų įnešti truputį šviesos. Ir iš tiesų pasakyti, kad tos reakcijos nebūna tik tais juodosios, jos būna su vis dėlto atspalviais. Kaip ten bebūtų, vis dėlto aš esu įsitikinęs, kad tikriausiai dauguma tėvų ir senelių savo vaikus myli. Ir net jeigu kažko nesupranta, tačiau tikrai nemažai galbūt yra šeimų, kurios savo vaikams vis dėlto pasako, kad galbūt aš ne viską pasakiau kažkada ar neteisingai apie šitą bendruomenę ir galbūt nesusimaščiau, bet aš tave myliu tokį, koks tu esi ir aš... Šitie žmonės, galiausiai reakcija galutinė būna jau praėjus tam, nes šokas, žinokit, kartais ištinka žmonės, bet galutinė reakcija vis dėlto būna toks susitaikymas ir galiausiai supratimas, kad tas vaikas, jisai nepasikeitė niekuo. Aš tiesiog sužinau naujų dalykų apie tą vaiką. Ir gal apie pasaulį taip. Be abejo. Iš tiesų, galbūt
pavyzdžiui, mano močiutė reagavo ypatingai normaliai šito klausimu. Tai nebuvo taip, kad tai tapo pagrindinė tema, tai nebuvo, kad tai tapo nutylima tema. Tiesiog manęs labai nuoširdžiai klausė, kaip tau sekasi, kaip tu jautiesi, gal kažką susiradai. nes močiutėms įdomu yra šitie. Ir tu iš tiesų... Kiek metų? Panašiai. Apie 60 kažkur. Tokia jauna močiutė. Nes močiutė gali būti... Aha. Ir iš tiesų aš labai didžiuojuosi, kad mano močiutė labai sureagavo taip, kad netapau kažkokiu raupsuotu žmogum, su kuriuo arba iš viso nekalbėk apie kažką, arba šneki tik tais apie tai. Nes kiek yra tekę klausytis pašnekovų istorijų, jų būna visokių. Iš tiesų reikia, žinokit, kai tu atsiskleidi šitoj temai, pasakai, aš esu homoseksualus, reikia pasiruošti viskam. Reikia pasiruošti viskam ir reikia pasiruošti tiek tai gerai ir nereakcijai, tiek tai galbūt net ir tokiai atstumimo reakcijai. Nes vis dėlto pokalbis yra toksai, kad kai tu išeini jau su šita tema, tu šito pokalbio vis dėlto bijai ir tu bijai jau metus, bet jeigu tu pasiruoši, tai galbūt tampa lengviau. Ir aš netgi drįsčiau teikti, kad greičiausiai čia dabar mane gali net ir nulinčiuoti maniškiai, bet aš žinau, kad pasakysiu šitą, žmonės vyresnės kartos gali iš tiesų patirti gedulą šito klausimu, nes jie... Gedulą tai yra liūdėti, kad taip ištiko. Netekti netgi gali patirti, nežiūrėkit. Ką tu turi šito? Jie, ar ne, augina vaiką ir tikisi, kad tas vaikas turės žmoną, ar ne, jeigu sūnus bus anūkai. Ir staiga vaikas pasako, ne, nes aš turėsiu galbūt vyrą, o vaikai yra labai sudėtinga iš viso tema, kalbant apie LGBT asmenis Lietuvoje, užsienį, vakarų, turiu galvoje valstybės. Iš tiesų yra galbūt susitarta, kad tai, tose šeimose gali tikrai vaikai augti. Lietuvoje, tarp kitko, irgi auga. Bet tai yra antiek sunku suvokti tokiai dideliai grupiai visuomenės, kad net įstatymų nėra priimtų, kad apsaugotų net ir vaikų interesus šitose šeimose. Tai, grįžtant dabar prie netekties, iš tiesų tos šeimos... Kad neturės palikuonių, ta prasme? Nebūtinai, gali ir turėti, bet tos šeimos Lietuvoje iš tiesų susiduria su labai dideliais tokiais sunkumais ir gali ir neturėti. Žmonės gali taip nuspręsti, bet čia aš manau yra ne tik su homoseksualiais asmenimis. Heteroseksualios poros bendrai. Aš galiu pasakyti, kad praktiškai visi vienuoliai, su kuriais tą temą šnekėjau, sakė tą patį. Labai tikintis tėvai staiga sukrenta į visišką. Tai kaip nebus net anūkų? Atrodo, taip, jeigu kunigas ar vienuolis, tai lygiai tas pats neturės palikuonių. Taip, ir man ne vienas yra sakęs, sakė, namuose tiek audrų buvo. Taip, tai žmonės iš tiesų išgyvena gedulą, tačiau aš labai vis dėlto noriu pabrėžti, kad jeigu jūs išgyvena dėl to gedulą, tai yra jūsų netektis, tai nėra to jūsų vaiko problema. Jūs susikūrėte iliuziją ir sukūrėte galbūt tokį scenarijų, kaip tas vaikas jūsų paleistas į pasaulį turi gyventi. Jūs iš tiesų už tą vaiką gyvenimo irgi nenugyvensit ir kažkada jums reikės išeiti, o vaikas liks. Vaikai turi gyventi taip, kaip jie susigalvoja. Šiaip tai kaip mama galiu pasakyti, labai norisi, kad gyventų taip, kaip susigalvoju. Aš savo abiem sūnum turiu kai kurių klausimų, bet nuoširdžiai suprantu, kad tai yra, kaip tu teisingai pasakei, mano problema, o ne jų. Maža, ką aš susikūriau savo galvoje. Tai gyvenkim geriau savo gyvenimus. Tai tu čia labai gražiai. Aš noriu paliesti dar vieną temą. Tarp vyresnės kartos žmonių, suprantama, irgi yra homoseksualių, bet kai buvo įprasta anais laikais, sovietmečių, tokius santykius slėpdavo. Dabar vieni ir toliau slepias, kokie yra, kiti atsiskleidžia, duoda interviu, viešina.
koks kelias geresnis galbūt. Nes jeigu žmonės gal bijo tos audros, kuri vis tiek kils ir palaikymo yra gerai, bet kils ir tų neigiamų bangų. Aš negaliu žmonėms pasakyti, kokį jie kelią turi rinktis, nes tik jie patys yra geriausi to savo gyvenimo ekspertai. Bet ar palaikai tos, kurie nusprendžia atsiskleisti, kuriems užtenka drąsos? Palaikai. Galiausiai pasakyti, kuriems dabar jau tam po 50, po 60 metų. Tai labai išlaisvina, aš turiu pasakyti, tai labai išlaisvina ir iš tiesų žmogus iš tiesų pasijaučia galbūt pagaliau orus prieš save ir bendrai prieš visuomenę. Kita vertus, kaip ten bebūtų, žinokit, suprantu, ta prasme, nesakau, kad galbūt tai yra geriausias sprendimas, aš negaliu iš vis žmonėms sakyti to, ar ne, kad jūs privalote atsiskleisti, bet žinokit, aš suprantu žmonės, kurie pratyli šitą, nes žiūrėkit, aš negaliu pamiršti istorijos, kurią beje man pasakojo vienas kraštotyrininkas, rašiau straipsnį apie tai, kaip sovietmečiu buvo elgiamasi su homoseksualiais vyrais Vilniuje. Milicija tuo metu Vilniaus tam tikrų periodų kažkaip labai šitą temą susidomėjo ir kadangi tas homoseksualumas buvo kriminalizuotas, vykdė reidus, gaudė. Važinėdavo po susibūrimų vietas, o tokių irgi būdavo. Jos būdavo žinomos. Žinojo turbūt, ar ne? Turėjo tos vadinamus stukačius. Ne toks didelis. Stukačiai visais laikais. Iš tiesų, kai šitie žmonės atsidurdavo šitam taikiklyje, jie būdavo pagaunami, nuvežami į tą komisariatą, ar ne? Ir ten iš tiesų patirdavo ir smurtą, ir tai būdavo labai žiaurios patirtis. Ir iki šios dienos aš tikiu, kad tai yra antiek traumuojanti ta patirtis, kad žmogus... Dėl to žmogus, ko niekada nepasakysiu to. Visada prieš atsiskleisdamas turėtų turėti vis dėlto galimybę pasiruošti, išdirbti su savo trauma. Nes aš tikiu, kad vyresnės kartos LGBT asmenys turėjo tokių žiaurių patirčių, kurių galbūt net ir mūsų karta, kad ir kiek mes irgi prisikentėjom, o tikrai prisikentėjom, bet tokių žiaurių patirčių galbūt vis dėlto dar pavyko kol kas išvengti. Ir ačiū Dievui, kad pavyko, bet... Tikėkime, nereikia vartoti žodžio dar. Aš noriu sakyti, kodėl kol kas geriau nevartokim. Nei dar, nei kol kas, o... Niekada nežinai, kas bus, bet geriau nereikia. Nes požiūris vis dėlto keičiasi ir noriu dar vieną tada klausimą užduoti. Ar jauti tą vyresnės kartos žmonių požiūrio pokytį, kad jis keičiasi? Ko prieš tave sėdi dvi pensininkės? Aš galbūt sakyčiau, kad tas požiūris žmonių, kurie tarsi palaiko ar ne LGBT asmenis, apskritai yra draugiškas ir į likusias visuomenės grupės. Ko gero, sunku, ką man šiek tiek rasti pavyzdžių, kad labai stiprus buvęs ar ne priešininkas su įkaltom moraliniam tom dogmom staiga tapo palaikantis. Ir ko gero labai sunku rasti tokių pavyzdžių, kur žmogus iš tiesų, kuris palaiko bendrai žmogaus tus pagrindinius principus, žmogaus ar neteisų, kuris sakytų, palaikau ten ar ne neįgalius asmenis, palaikau Romų tautybės asmenis, nes mes visi lygiai teisiai, bet tik ne šitie. Man sunku, kai yra tokį žmogaus portretą net ir nusitapyti, nes aš netgi turiu tokią teoriją, kad iš pažiūros tarsi susisieja, ta prasme, turi būti loginė tokia aiškinimo linija. Aš galiu pasakyti, arba žmogus tolerantiškas, arba nelabai tolerantiškas, arba visai netolerantiškas, o kai tolerantiškas, tai jis yra plačių pažiūrų ir į jo pasaulį telpa visokie žmonės. Na, man žodis, turbūt mano tokia reakcija buvo iš karto fizinė, pamatėte. Aš labai nemėgstu žodžio tolerantiškas, dėl vienos paprastos priežasties. Aš ilgai prisimenu tokią laidą, kuri vadinosi Be pykčio. Aš sakydavau, be pykčio, taškas, su neapykanta. Nes tada aš nekėdavau, tie patys vienodai mąstantys žmonės, viskas. Aš nei toleruoju, nei netoleruoju LGBT. Ji yra, ji tokia pat kaip
kodėl aš turiu juos toleruoti, tarsi jie daro kažką tai tokio, kas būtų, nepriimtina, bet aš jau būsiu toks geras, toleruosiu. Mes turėtumėm tą žodį, kažkaip išgliaudyti ir tada tiesiog pasakyti, man atrodo, aš Rasa greičiau sakyčiau, kad žmonės būna atviri pasauliui, atviri ir jie gali būti labai ir kaip tik gilūs katalikai, kurių pažįstų bendruomenę labai nemažai, tų būtent tikrų praktikuojančių tų katalikų, kurie ieško nuodėmės savyje, o nerūpinasi kaimynų geru elgesiu. Taip, o nesėdi, aš vadinu, nedavatka prie bažnyčios, kuri patikrina, ar tinkamas Jono ilgis. Būdavo tokios ir vis dar sėdi ten. Kaip aš sakiau, plačių pažiūrų. Čia net ne plačios pažiūros, tu tiesiog esi, čia yra atvirumo ir uždarumo klausimas. Nes plačios pažiūros, tai aš netoleruoju kai kokių dalykų. Aš, pavyzdžiui, netoleruoju smurto artimoje aplinkoje. Taip? Man visiškai ne. Čia yra tai iš tiesų dilema apie toleranciją, nes, pavyzdžiui, aš pats priklausau tolerantiško jaunimo organizacijai, asociacijai. Žodis tolerantiško, ar ne, kartais kelia šiokių tokių dilemų net ir mūsų organizacijos viduje. Reiškia, jeigu mes, ar ne, kovojam prieš diskriminaciją ir neapykantą, mums kartais oponentai atkerta, bet tai jūs netoleruojat mūsų. Žiūrėkit, tolerancija, mano supratimu, vis dėlto turi turėti ribas, nes kokia čia yra tolerancija, jeigu tu toleruoji viską, tai reiškia, tu praktiškai neturi iš vis pažiūrų, ar ne, tau viskas tinka. Tai iš tiesų man atrodo, kad ribos yra labai tolerancijai netgi gal ir būtinus. Žiūrėkit, net konstitucija, pavyzdžiui, čia aš galbūt nukrypstu į jau tokį teisinius niuansus. Jinai tikriausiai svarbi šitą temą. Todėl, kad mes vartojam savokas Lietuvoje taip į galvą atėjo. Mes nesukuriam joms turinio aiškaus ir tada mes negalime pasakyti, apie ką mes kalbame. Būtent, nes, pavyzdžiui, ta pati žodžio laisvė yra irgi paminėtas toks dalykas kaip konstitucijoje, ne? Tačiau ir labai dažnai žmonės praleidžia, kas dar yra parašyta apie žodžio laisvę. Tai jie perskaito tą dalį, kur žmonės turi teisę skleisti savo mintis, idėjas, rinkti informaciją, ar ne, tačiau jie praleidžia kitą pastraipą, kurioje yra paminėta, kad tokia konstitucinė vertybė kaip žodžio laisvė nėra suderinama su dezinformacija, šmeižtu, neapykanta ir kitais nusikalstamais dalykais. Reiškia, žodžio laisvė turi ribas, laisvė turi ribas, nes kitų atveju tai nebėra laisvė, tai jau tampa kitų žmonių laisvės pažeidimu, laisvės gyventi orų gyvenimą. Tai tolerancija greičiausiai, aš taip tiesiog dabar svarstau, tikriausiai irgi turi ribą. Aš netgi, nes mano požiūris turbūt šiek tiek skiriasi negu jūsų grinai, galbūt dėl filosofinio mano išsilavinimo. Tiesiog toleruoti savaime pačią logiką reiškia, kad tu tarsi turi dalyką prieš akis kažkokį lyg ir ne visai tinkamą, bet tu jį toleruoji. Tai aš čia nematau jokio reikalo toleruoti LGBT bendruomenės, jie yra, jie tokie pat kaip mes, tiek heteroseksualus ir nereikia jiems privaišyti kažkokių tai ypatingų leidimų kažkaip. Čia lygiai taip pat kaip tikrai mes negalime šito sakyti. Aš toleruoju, kad klasėje sėdi vaikas su specialiais poreikiais ar dar kažkas. Aš kentėsiu, nes ta tolerancija. Bet čia tikrai nėra turbūt esminis dalykas. Jis galbūt yra svarbus tik vienu aspektu, kada tai pasakojama viešai, ką žmonės iš tikrųjų girdi. Nes mes Lietuvoje labai praleidžiam vieną svarbų dalyką, apskritai žiniasklaidai. Ir jūsų bendruomenė tai tikrai turėtų būti labai svarbu. Mes praleidžiame dalyką, kad mes dalykus girdime pagal susikurtą įvaizdį. Mūsų smegenys taip veikia. Pagal mitus. Mes kartais gali būti mitai, kartais nuostatos, kartais tai yra šeimos patirtis, dar kažkas. Ir mes mūsų šalyje bet kokį bandymą aiškiau komunikuoti priimame kaip nedemonstruok čia tos perdėtos intelektualinės išminties. Tiesiog, aš čia cituoju kaip ką. Suprantat, tai iš tikrųjų ta intelektualinė išmintis ir yra ta nepagarba, kaip aš vadinu trumpai, pirmam mokyklos suolui. Tai yra visi atseit protingi vaikai, kurie gerai jau bus, tai jie sėdi gale, nes jie ten verslininkais taps, o jau pirmas suolas tai ten tie kalikai.
tie paskiau kalikai jūs mokys, gydys, taip toliau, tai čia yra, toks platesnis aspektas. Ir man atrodo, kad kodėl aš tą taip akcentuoju, kad tiesiog man atrodo, kad ne tai, kad pats posūkis, kova čia turbūt netinka, pats tas buvimas bendruomenės, aš kaip tai įsivaizduoju, turėtų būti tiesiog pateikimas, tiesiog taip yra. Tiesiog tokia yra gamta, taip viskas padaryta ir aš nematau čia didelės bėdos ir nieko čia toleruoti nereikia, čia savaime buvimas. Tai to atvirumo mąstymui šiuo atveju aš kažkaip pasigendu, bet pasigendu jo ne tik šitam klausime, daugybėje klausimų. Aš noriu pasakyti vieną pavyzdį, kurį aš sakiau mūsų pokalbyje, kai buvome susitikę, kuris parodo, kad tai tiesiog taip yra, toks yra gyvenimas, kad aš mėgstu žiūrėti detektyvus ir žiūrėjau britų detektyvinį serialą ir ten buvo įvairių žmonių, tarp policininkų, detektyvų, ten buvo tarkiškai išsiskyrusi moteris, ten buvo heteroseksuali pora, buvo homoseksuali pora ir jie visi veikė ir gyveno tam siužete. Niekas nieko, tiesiog tai yra normalus gyvenimas, normalus siužetas su įdomia detektyviniam užuomazgom ir visa tai vyko iš serijos į seriją dėl to, kad toks yra gyvenimas. Nebuvo nei per daug akcentuojama, nei nutylima, nei kaip. Ir man labai patiko ir galiu pasakyti, kad toks požiūris man yra priimtinas ir mano toks požiūris. Čia būtent tai, ką aš norėjau visą laiką tom savo atseit filosofijom pasakyti. Ir paskutinis klausimas, nes mūsų pokalbis eina į galą, skambėtų gal taip. Ką jūs pasakytumėt senjoriai, mūsų kartos žmogui, kuris žino, kad jo šeimos vienas ar kitas narys yra šitos bendruomenės žmogus, bet jis nežino, kaip su juo kalbėti, ar nutilėti, ar bandyti kažkaip, kaip jis turėtų jį kreiptis, kad pabandyti su juo jį suprasti, ir priimti, bet priimti natūraliai kaip dalyką. Galbūt, pasakysiu taip, neieškokit teisingų žodžių šnekėdami, nes kai žmogus iš esmės vienas su kitu ar ne žmonės šnekasi, tas toks nejaukumas ar kažkoks nutylėjimas, kažkoks bandymas labai pagarbiai išsireikšti, iš tiesų sukuria tokias nejaukias situacijas, kad ir įtampa. Tiesiog tokie dalykai labai yra emociškai pajaučiami. Tai čia pirmas momentas, bet čia per tokį neigiamą. O dabar per teigiamą tokį dalyką. Iš tiesų, pasakysiu taip, reikėtų pasistengti bendrauti su žmogum, kaip ir su bet kuriuo kitu žmogum. Ir tai yra, ko gero, raktas į tą sėkmingą santykį. Paklauskit, kaip jis jaučiasi, ką jis šiandien veikia, kaip jam tiesiog sekasi. Tiesiog bendražmogiški klausimai yra būtent tas dalykas, kuris tikrai atvers visas duris. Man iš to, kad tu šiandien kalbėjai, man labai patiko, kad tavo mušiai paklausė, ar tu turi draugą. Va čia yra tas klausimas, ko paprastai močiutės klausė, ar tu turi ten jau tą antrą pusę. Tai tas klausimas apie antrą pusę tarsi viską normalizuoja. Man labai patiko tas žodis bendražmogiška. Ir aš noriu pasakyti, kad mes šiandien šnekėjom bendražmogišką temą. Prašome prenumeruoti, spausti patinka, dalintis, rašyti komentarus, rašyti savo nuomonę. Bet nuomonę, žinokite, neapykantos komentarų netoleruosime. Jeigu kalbant apie toleranciją, tai ir tokius trysim, jeigu tokių pasitaiko, bet aš tikiuosi, kad... Kažkaip aš pastebėjau, kad mūsų bendruomenės klausimai visi yra sveiko proto ir mes tikriausiai apie tai dažniausiai. Arba sveikos kritikos, jeigu... Ne, tai jeigu nesutinka, kad mes kažką ten darom ar kažkas, tai čia jeigu yra argumentai, bet niekas nerašo nesąmonių. Šiaip aš tikrai džiaugiuosi mūsų bendruomenės tokia tolerancija, tas žodis taip. Tai šiandien atsisveikiname. Ačiū labai. Ačiū. Ir iki kitų kartų.